Pavasarį šokam tarp pievos žiedų, vasarą džiaugiamės saulę, žiemą nusytėmis gaudom snaiges, rudenį vėjojam lapus krintančius nuo medžių aukštų, su meile už dangų daug platesnę. Spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu. Spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu. Spėk, kaip stipriai tave myliu. Riešutinio kiškučio nuotykiai. Voratinklis. Karaliavo auksinė rudens popietė. Dienos metas, kai saulė pradeda leistis ir riešutiniai kiškučiai ruošiasi keliauti namo. Pakeliui jiems dar liko laiko paskutiniam žaidimui. Laukinė pelytė, kur esi? Radau. Oi, atleisk didžioji rudoji varlė. Apsirikau. Gal matei, kur nubėgo laukinė pelytė? Neįsivaizduoju, laukinė pelytė turi daugybę slėptuvių. Girdžiu kikenimą. Aš čia! Tu labai moki pasislėpti, net ir tada, kai nenori. Dabar mano eilė slėptis. Gerai. 1 rudeninis lapas, 2 rudeniniai lapai, 3 rudeniniai lapai, 4 rudeniniai lapai, 5 rudeniniai lapai. Oho. Pasislėpė ar ne, vis tiek einu ieškoti. Pažvelk. Ei, turėjai pasislėpti. Čia voratinklis ir voras skraido. Nežinojau, kad vorai moka skraidyti. Ar jie tikrai skraido? Pernelyg nesiartink. Verčiau laikykis toliau nuo būtybės, kuri turi daugiau kojelių už tave. Neskraido. Žiūrėkit. Jis vaikšto šilko gija. Šilko? Ką tai reiškia? Vorai gamina šilką ir suka jį į ilgas ir plonas verpstes. Ką dabar daro? Mezga tinklą. Lipniu šilko tinklu vorai pasigauna maisto. Oho, labai sumanu. Tam reikia labai daug darbo. Džiaugiuosi, kad mes valgome tik uogytes ir žolę. Aš irgi. Keliaukim namo. Vakarieniai turim rudeninių uogų. Nagi, laukinė pelytė. Kas pirmas parbėgs namo, gaus didžiausią uogą. Ei, palauk manęs. Labas rytas. Nori kartu pažaisti? O, taip. Ar galiu, didysis riešutinį kiškį? Žinoma, bėkit ir žaiskit. Iki pasimatymo. Kas greičiau iki upės? Nepagausi. Saugokis. Oho, kaip spindi. Nežinojau, kad voratinkliai būna tokie gražūs. Atsiprašau. Atsargiai, voratinklis. Prilipo tau prie nugaros. O ne, suardžiau voratinklį. Vargšo voriuko sunkus darbas nuėjo veltui. Nesijaudink, numegsim naują voratinklį. Tikrai? Vienintelė bėda, kad nemokame gaminti šilko. Galime pamėginti iš ko nors kito numegzti. Pažiūrėkim, ką rasim. Mums reikia labai ilgo daikto. Gal pagaliukas tiks? Tikriausiai. Oho, nelabai lankstus. Ir per daug pagaliukiškas.
Nunerti voratinklį sunkiau negu maniau. Taip, tikrai. Įtemptai pamastysiu. Ką darai, riešutinį kiškutį? Įtemptai mastau, kaip didysis riešutinis kiškis. Aš irgi pamėginsiu. Liaukis, bandau galvoti. Nustok mane kutenti, pelytę. Aš tavęs nekutenu. Žolė kutena. Ilga, plona ir lanksti. Tiktų voratinkliui. Kai atsigulėsi įtemptai mastai, visada ką nors sugalvoji. Sveiki, ką veikiate? Pilkojo voverytė. Mezgame voratinklį. O, galiu pagelbėti? Ačiū. Štai dar vienas. Reikia dar žolės į gražų raizginį. Štai, kaip gerai. Sveiki. Sveika, baltoji pelėdžiukė. Mezgame voratinklį. O, vaje. Taip neturėtų būti. Nesilaiko, nes žolė nėra lipni. Ką? Voro šilkas yra lipnus. Tikrai. Juk voratinklis prie tavęs prilipo. Kaip padaryti, kad jis būtų lipnus? Žinau, kas yra lipnu. Sakai. Taip. Pažiūrėkit, čia skylutė. Iškrapštysiu senų sakų. Imk, lašink sakus ant lapo. Fe, jau limpa. Mes jau čia. Pradėkim pinti. Kaip atrodo? Beveik toks pat gražus kaip ir voro. Naujas tinklas jam turėtų labai patikti. Verčiau nusivalykim. Aplipome žolę. Net limpa. Leis padėti. Pamėginsiu atlipinti. Tikrai prilipo. Stipriau trauk. O ne, mes įkliuvom. Akvargė. Pirmyn. Ne. Dabar ir mes įstrigom. Vaje, jei praleisime vakarienę. Sveiki. Kas čia darosi? Netyčia suardėme voratinklį, todėl numezgėme naują. Matau. Ką manai? Sugauna daiktus. Tikrai taip. Gražus tinklas. Ar padėti įsivaduoti? Taip, prašytumėm. Žiūrėkite, voras numezgė kitą tinklą. Oho, tai bent tinklas. Vorams daug geriau sekasi megzti tinklus negu riešutiniam kiškučiui ir laukiniai pelytei. Tikra tiesa. Vorai kiekvieną vakarą mezga tinklus. Tad turi daugiau patirties už jus. Kas vakarą? Tada nesupyks, kad vakar suardėjo tinklą riešutinį kiškutį. Kaip gerai. Voriukas buvo žvalus, bet riešutinis kiškutis ir jo draugai jautėsi labai pavargę.
Sudie. Iki. Kiškutis atsisveikindamas pamojavo ir su tėveliu iškeliavo namo. Spėk, kaip stipriai tave myliu. Jei kiek medyje yra sakų? Ne. Stipriau. Jei kiek pievoje yra žolių? Ne. Daug stipriau. Myliu tave taip stipriai, koks stiprus yra lipnus voratinklis. Kai apkabinsiu, prilipsi ir liksim apsikabinę amžinai. Tikrai? Būtent taip stipriai ir aš tave myliu. Tekstą vertė Laura Tamulevičiūtė, redagavo Eglė Dominienė, skaitė Sergejus Ivanovas ir Marija Korenkaitė, garso režisierius Julius Palavinskas, įgarsinta LRT.